savivaldybės administracijos tarnautojai, svečiai, matau ir tokių yra. Noriu informuoti, kad šiandieną vyksta eksperimentas ir mūsų posėdis yra transliuojamas realiu laiku. Tai žiūrėsim, kaip kokybė bus, kaip kas, tai turėkite omenyje. Prašyčiau tarybos narius užsiregistruoti. Užsiregistravo 21 tarybos narys. Tarybos nariai Valė Gibienė, Danutė Remeikienė, Kęstutis Ptakauskas, Marius Grišmanauskas, Vytas Jezepčikas ir Sigitas Leonavičius informavo, kad nedalyvaus tarybos posėdėje dėl pateisinamų priežasčių. Šios dienos darbotvarkėje yra 29 klausimai. Kokių būtų pasiūlymų dėl posėdžio darbotvarkės? Labai norėtume. Mano veikia. Labą dieną. Norėčiau liberalų frakcijos vardu merui, tegu neužpyksta, paklausimą. Gerai. Aš norėčiau pasiūlyti 20 klausimą atidėti mėnesių laiko. Įmonė kreipėsi, sumokėjo visus įsiskolinimus, kuriuos turi iki šios dienos. Taip pat esame sutarę dėl jų įsipareigojimų pradėti darbus spalio mėnesį. Tai siūlyčiau šitą klausimą atidėti ir tiesiog pasižiūrėti tarybai, ar tie įsipareigojimai bus vykdomi. Jeigu ne, tai tuomet spalio mėnesį grįžt prie šitą klausimą. Ar reikia balsuoti ar bendru sutarimu? Bendru sutarimu. Tai 20 klausimą iš darbotvarkės išimame. Taip, Krasnickas. Socdemų frakcijos vardu mes norėsim pareiškimą ir paklausimą. Gerai. Prieš posėdį, aišku. Visą laiką būdavo. Tai tuomet kviečiu balsuoti už visą darbotvarkę be 20 klausimų. E, 21 tarybos narys už pasiūlytą paruoštą darbotvarkę. Ji priimta. Tuomet pradėsime nuo paklausimų. Liberalai, Šermickas, prašau. Labadiena, gerbėmi tarybos nariai, meras, kiti darbuotojai. Tiesiog liberalų frakcija, matydama, kad sunkiai sekasi spręsti tam tikrus klausimus, nutarėme teikti oficialų paklausimą merui. Tai 9 mėnesio 29 diena paklausimas. Alytaus miesto savivaldybės taryba gavo vyriausios tarnybinės etikos komisijos raštą, kuriame konstatuojame, kad Danutė Remeikienė pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybėje tarnybos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas. Prašome mero išsiaiškinti, ar anksčiau išvardintų straipsnių punktų pažeidimai traktuojami kaip tarybos nario priesaikos sulaužimas. Tarybos nario priesaika yra: prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus. Pasirašau, Arvydas Šermickas. Ačiū. Ačiū. Taip, toliau. Henrikas Šilokas.
Miesto gyventojai domisi, klausinėja, pas mus nėra aiškumo, kokios statybos vyksta Jotvingių 5 šalia Gėlių kioskelio. Mes užklausėme ir plėtros komitete, negavom atsakymo. Norim artimiausiu laiku nusitvarka gauti atsakymą ir informuoti miesto gyventojus taip pat. Aišku, ačiū. Jurgis Krasnickas. Mūsų čia daugiau. Alytaus miesto savivaldybės tarybai, Alytaus miesto savivaldybės merui Vytautui Grigaravičiui. Pareiškimas. Gerbiamoji Alytaus miesto savivaldybės taryba. 2016-04-29 miesto taryba nepritarė teikiamam sprendimo projektui dėl Alytaus miesto savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių valdybų nepriklausomų narių. Už sprendimą balsavo 8 prieš 7, 9 tarybos nariai susilaikė. Tačiau pirmą kartą Alytaus miesto tarybos veiklos istorijoje Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius su mero pritarimu ignoravo tarybos valią ir 2016 rugpjūčio 31 dieną išleido įsakymą numeris DV 787 dėl Alytaus miesto savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdybų formavimo tvarkos aprašo, kandidatų nepriklausomus Alytaus miesto savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių valdybų narių atrankos tvarkos aprašo ir atrankos komiteto veiklos nuostatų patvirtinimo. Meras, būdamas tiesiogiai atsakingas už priimtų tarybos sprendimų įgyvendimą, nenurodė administracijos direktorio atšaukti šį tarybos valią ignoruojantį įsakymą, bet ir pats dalyvauja atrankos komitete veikloje kaip pirmininkas. Manome, kad tokia mero ir administracijos direktoriaus veikla yra netoleruojama, nes savo veiksmais meras ir administracijos direktorius ne tik pažemino tarybą, bet administracijos direktorius viršijo savo įgaliojimus, kadangi Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą gali atšaukti tik pati taryba, o meras nevykdė jam įstatymų pavestų funkcijų ir savo norą iškėlė aukščiau už tarybos valią. Todėl reikalaujame, kad administracijos direktorius atšauktų neteisėtą ir žeminantį Alytaus miesto savivaldybės tarybą įsakymą. Antra, kad meras atsakingai ir nepriekaištingai vykdytų savo pareigas ir vykdytų tarybos valią net ir tais atvejais, kai jo nuomonė skiriasi nuo tarybos daugumos valios. Jurgis Krasnickas, Nerijus Tiesiulis, Laimutė Vincė Krikliauskienė, Henrikas Šyvokas. Noriu priminti, kad pirmajame posėdėje jūs taip pat dalyvavote ir priiminėjote sprendimus ir balsavote ir diskutavote, taip kad jūsų atsakomybės taip pat yra čia. Mes, Marė, laukiam, ta prasme, atsakymo nereikia, čia yra pareiškimas, o pirmą kartą, dar kartą pakartosiu, jeigu jūs jau replikuojate, tai kad to istorijoje dar Alytaus nebuvo. Ir jeigu toliau administracija vadovaus tarybai, tai nereikalinga taryba, tame tarpe ir meras. Pradedame svarstyti darbotvarkės klausimus. Pirmasis dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 15 rugpjūčio 27 dienos sprendimo numeris T226 dėl Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos sudarimo pakeitimo. Klausimą pristatys pranešėja Dalija Zukevičienė, tarybos ir mero sekretoriato vadovė. Labas rytas dar kartą visiems. 2015 metais rugpjūčio 27 buvo sudaryta Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisija. Vyriausiai rinkimų komisijai pakeitus vieną tarybos narį kitu, kurio vietą užėmė Andrius Jučas, keičiama peticijų komisijos sudėtis. Tarybos narys Andrius Jučas pateikė sutikimą dirbti šioje komisijoje. Kas norėtų paklausti pranešėjos? Diskutuoti? Siūlau balsuoti. Tarybos narių balsavo už. Klausimas priimtas. Antrasis klausimas. Pristatykite.
Sprendimo projektas dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 Liepos 30 sprendimo dėl investicijų į Alytaus miesto savivaldybės šilumos ūkį priežiūros komisijos sudarymo pakeitimo. Sprendimas parengtas analogiškai, kadangi šioje komisijoje anksčiau dirbo buvęs tarybos narys Dovilas Kurtinaitis, šiuo metu Andrius Jučas keičia buvusį tarybos narį. Sutikimas tarybos nario taip pat yra. Ar yra norinčių paklausti? Kalbėti? Balsuojame. Vienbalsiai 21 balsų pritarta. Klausimas priimtas. Pristatykite kitą klausimą. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 birželio 16 sprendimo numeris T192 dėl Alytaus miesto savivaldybės valdomų žemės sklypų nuomos sąlygų vertinimo komisijos sudarimo ir jos nuostatų tvirtinimo pakeitimo. Taip pat analogiškas sprendimas, kada vienas tarybos narys keičia kitą. Norinčių paklausti bus? Pasisakyti. Balsuojame. Dvidešimt vienu balsu priimta. Dėkoju pranešėjai. Pereiname prie ketvirtojo klausimo, kurį pristatys Inesa Pilvelytė, Alytaus miesto teatro direktorė. Prašau. Labas rytas, gerbiamas mere, labas rytas, gerbiami tarybos nariai. Pristatau sprendimo projektą dėl Alytaus miesto teatro teikiamų mokamų paslaugų kainų sąrašo tvirtinimo pakeitimo. Trumpa sprendimo esmė. Siekiant padidinti teatro konkurencingumą, išplėsti teatro paslaugų spektrą, taip pat patenkinti kultūros vartotojų poreikį. Naujajame teikiamų paslaugų kainyne atlikti šie pakeitimai. Nebeliko kainų litais, yra suapvalintos įgarsinimo paslaugų kainos, koreguotos kainos į vaikiškus spektaklius, sumažinta kaina iki mokyklinio amžiaus vaikų edukaciniams renginiams, taip pat neįgaliesiems į renginius ir spektaklius vaikams. Taip pat yra pakeistas teatro salių nuomos įkainių apskaičiavimo modelis bei kainos. Įvestos naujos paslaugos, tokios kaip teatro dovanų kuponų, teatro spaudos leidinių, teatro suvenyrų platinimas, teatro kostiumų bei rekvizito nuoma. Šie klausimai buvo pristatyti komitetuose. Aplinkos ir plėtros komitete mes sulaukėme pasiūlymų ir pastabų, į kuriuos buvo atsižvelgta ir atlikti pakeitimai. Tai yra procentiniuose teatro erdvių įkainiuose įrašyta, kad jie negali būti mažesni negu teatro erdvių eksploatacinės išlaidos, taip pat patikslintos kai kurios paslaugų formuluotės. Ačiū. Ar yra norinčių paklausti? Nerijus Cesiulius. Gerbiamą direktorę, norėčiau paklausti, kaip pasikeis jūsų pajamos įvedus šitą naują kainų nustatymo metodiką ir kaip pasikeis lankytojų, kaip jūs jūsų nuomonė planuojate lankytojų skaičius? Na, mes tikrai tikimės, kad padidės lankytojų, nes tapsim labiau konkurencingi, nes iš ties lyginant su kitomis kultūros įstaigomis buvo kai kurios kainos per didelės ir tikimės konkuruoti. Robertas Šarknickas. Aš nuo klausimo nusišalinu, nuo balsavimo. Aurelijus Jaruševičius. Sakot, labiau konkurencingi lyginant su kitom įstaigom, tai turėtų omenyje kitas Alytaus mieste veikiančias savivaldybės įstaigas. Ne tik Alytaus mieste veikiančias, bet taip pat ir kitus teatrus. Daugiau klausimų? Nematau. Pasisakyti norinčių? Nėra. Kviečiu balsuoti.
18 balsų už, 2 susilaikė. Priimta. 5 klausimą pristatys Palmira Raškauskienė. Labą dieną, gerbiami tarybos nariai ir gerbiamas merė, pristatomas klausimas dėl Alytaus miesto viešosios įstaigos Alytaus parkai įstatų pakeitimo. Klausimas buvo pristatytas visose komitetuose, kultūros komitete išklausyta, kituose pritarta. Sprendimo projektas yra pataisytas atsižvelgus į vyriausybės atstovo pastabas. Prašau balsuoti. Ar yra norinčių paklausti? Kęstutis Ąžuolas. Aš kaip suprantu, šitų tarybos sprendimų mes uždėsim daugiau funkcijų šitai įstaigai, taip? Taip. Tada mano kitas klausimas, mano žiniomis yra nutraukta sutartis su Druskininkų komunalininku. Taip. Ir vėlgi primesta funkcijų daugiau Alytaus parkams. Bet aš nemačiau tarybos sprendimo, kad toms funkcijoms įgyvendinti taryba būtų skyrus daugiau finansų. Mano klausimas, ar nepriskirdami vis daugiau funkcijų šitai įstaigai yra sąmoningas spaudimas direktoriai, kuri vieną kartą atėjus mes viską ir sakys, aš jau nesusitvarkau su savo funkcijom. Bet kaltė, aš manau, bus tarybos arba administracijos. Tiek Druskininkų komunaliniko atliekami darbai, tiek Alytaus parkų vykdomi darbai yra priemonėse, kurios yra 9 programoje. Ir šitoje programoje lėšos skirstomos direktoriaus įsakymu, kas yra pagal tai, kas dabar buvo atlikta, yra padaryta. Ir kol kas direktorė tikrai puikiai susitvarkė su pavestų darbu. Druskininkų komunalininkas iš mūsų išėjo rugpjūčio 12, reiškia dar kokią savaitę ten buvo derinama, tai realiai vykdoma nuo rugsėjo 1 dienos papildoma veikla. Nerijus Cisiulis. Sakyti, mano klausimas toks yra, iš tikrųjų kažkada, kai kūrėme Alytaus parkus, tai ir buvo tikslas Alytaus parkus prižiūrėti, o ne prižiūrėti autobusų ar dar kažkokį kitą ūkį. Tačiau sakykite, kadangi šią funkciją vykdė kažkas, tai kaip suprantu, savivaldybės administracijos atstovai, sakykite, kaip pasikeis savivaldybės administracijos etatai, jei galima taip paklausti, kadangi šitą funkciją bus pervesta kitai įstaigai, tai reiškia, kad kitoje įstaigoje šita funkcija bus atliekama, tai galbūt savivaldybėje sumažės kažkiek etatų, tai klausimas kiek? Savivaldybės miesto ūkio skyrius vykdė kontrolės priežiūrą, tai kontroliuoti lygiai taip pačiai reikės, taip kaip reikėjo kontroliuoti Druskininkų komunalininką ar kažkokią kitą laimėjusią įmonę, taip kontroliuojama ir viešoji įstaiga. Iš tikrųjų, tai kontrolė tapo daug lankstesnė ir darbai vyksta tikrai lankščiau, jeigu kalba yra apie kontroliavimą. Dėl Robertas Šarknickas. Patikslinkite, prašau, jeigu kartais neteisus būčiau, ar jungiant viešą įstaigą prie Alytaus parko iš teisinės bazės neturėtų vykti reorganizacija pati struktūros? Niekas nėra jungiama, tiesiog papildoma veiklos naujais kodais. Dar teisės skyriaus vedėjas nori pasakyti. Daugiau klausimų, pasisakymų. Jurgis Krasnickas. Aš labai trumpai. Aš manau, kad daro eilinę nesąmonę. Kaip su būtų ūkio, tai dar logikos matau, kad buvo perkelta renovavimo paslaugos tenaise, nors irgi etatų, kiek supratau, ir taip toliau nepridedama. Bet kad atliktų operatoriaus funkcijas, tą sakiau komiteto metu ir dabar pakartosiu, tai man absoliutus absurdas, nes jų netokios funkcijos ir netokia veikla. Kitas dalykas, visiškai pritariu tą, ką sako Kęstas Ąžuolas, manau, kad čia yra savo įstaigų bankrotinimas ir varymas į kampą, nes direktorius saugodamas savo kėdę išsunkia paskutinį prakaito lašą iš savo darbuotojų, tie dirba už minimumą. Savivaldybė tokiu būdu sutaupo, sakykime, pakankamai didelį kiekį pinigų, kuriuos gali naudoti, žinant veiklos pagrindus, sakykime, mero ir administracijos direktorius, savo nuožiūrę, kaip patinka, be tarybos valios ir priežiūros. Tai, kad manau, kad tai daroma eilinė nesąmonė ir taryba yra, kaip čia pasakyti,
žeminama ir kišama nežinau kur. Į labai žemą lygį. To dar nebuvo, pakartosiu, Alytaus miesto tarybos veikloje taip nebuvo. Todėl balsuoti už tokį sprendimą aš tikrai negaliu ir manau, kad tai turėtų suprasti ir dauguma tarybos narių. Nes negalima, buvo žadėta merė, kad jūs ir dauguma dirbsite miesto gyventojų labui. Aš dabar matau tik darbą savo žmonių labui. Tai yra kai kurių tarybos narių, kai kurių jūsų rėmėjų ir ta visa veikla galima bus padiskutuoti plačiau, dabar ne ta tema, bet iš principo tai daromas eilinis absurdas. Tiek norėjau pasakyti trumpai. Ačiū už jūsų nuomonę. Tautvydas Tamulevičius. Na, aš nemanau, kad pinigų taupimas yra nesąmonė. Druskininkų komunalininkas ir Alytaus parkai, tai kodėl, sakykime, Alytaus parkai perėmė tas veiklas, tai direktorius galėtų plačiau pakomentuoti, paklauskit raštu ir bus atsakyta, kiek mes iš tiesų sutaupome dėl to pinigų ir tie pinigai yra Alytaus parkams sumokami, be abejo mažesnis įkainis nei druskininkų komunalininkui ir kokybė yra netgi geresnė, galėčiau pasakyti. Tai čia nėra savo įmonės žlugdymas, čia yra savo įmonės stiprinimas ir mes ir įrangą šiais metais ją esame investavę ir kitais metais tikriausiai taryba vėl galės tą klausimą svarstyti kartu su metų biudžetu. Na, kalbant apie pavadinimą, tai Alytaus parko veikla jau senokai neatspindi darbo tik tai su parkais. Jau senokai prižiūri ir kitas miesto erdvės, todėl pavadinimo keitimas į Alytaus infrastruktūrą yra netgi labai logiškas. Kęstutis Ąžuolas. Tai aš dabar čia temą noriu pasakyti, iš tikrųjų man vėl skaudu, kai gerai veikiančias įmonės mes bandom restruktūrizuoti, primesti jiems daugiau papildomų funkcijų įvairių ir žiūrėti, ar jie atlaikys ar netlaikys. Tai jeigu mes duodame jiems tvarkyti mūsų infrastruktūrą, duodame daugiau šienauti, tvarkyti, valyti gatves ir matom, kad jie su tuo susitvarko, tai tegul jie tą ir vykdo. Ką mes vėl darom eksperimentus ir tas eksperimentas, jeigu nepasiteisins, tai ką mes tada darysim? Vėl restruktūrizuosim, atskirsim veiklas. Versle irgi visi žino, kad verslas išskaido savo veiklas, kad būtų geresnė kontrolė ir matytų, kurioje vietoje blogai kas funkcionuoja. O mes čia vėl išradinėjom kažkokį dviratį. Tai aš tikrai šitam nepritarsiu. Ačiū. Gintarė Rimkutė Mirčaitinė. Aplinkos ir plėtros komitetas buvo susitikęs su miesto vežėjais ir diskutavo apie tai, kaip galėtume pagelbėti pačiam miestui, tiek patiems žmonėm, tiek patiems vežėjam ir kaip tą paslaugą galėtume padaryti kokybiškesnę. Šiandien dienai mes kalbam apie tai, kad miestui reikalinga nuolatiniai bilietai tiek moksleiviams, tiek studentams, tiek miesto gyventojams. Kad tai padaryti, mes diskutavom su vežėjais ir priėjom prie tos vieningos išvados, kad reikalinga miestui turėti operatorių. Tai vat, vėlgi, tai nėra nesitariant su bendruomenė, nesitariant su būtent suinteresuotais ar vienaip ar kitaip asmenim. Tai yra tas dalykas, kad mums visiems svarbu, kad miestas turėtų kokybišką vežimo paslaugą ir kad tai nebūtų atiduodama į privačias rankas. Tai to pasekoje ir atsirado būtent toks pasiūlymas, apie kurį mes diskutavome komitetuose, taip kad, manau, tikrai siūlau palaikyti ir šį sprendimą. Ačiū. Robertas Šarknickas. Niekas dėl šios idėjos tikrai neprieštarauja, gerbiama Gintarė. Visi mes esam už tos vežėjus, tačiau atskirti reikia vis tiek tos dalykus, kaip ir minėjo gerbiamas Kęstutis, nesuvineliuokime į vieną tą verslą įvairių šakų. Žinom verslė, kad tikrai nesidaro tada pats kokybiškas darbas, nevyksta gerai. Tikrai esam už vežėjus, bet pats principas šitas šiuo atveju, dėl jo aš irgi susilaikysiu. Virginijus Jaruševičius. Aš šitoj diskusijoje ir šitam sprendime matau tikslą suefektyvinti veiklas arba jas šiandien dieną spręsti kaip galima greičiau opę problemą. Tai jeigu organizacinė struktūra Alytaus parkų šiandien dieną tą leidžia ir administracija matydama įmonės veiklą ir parkai kaip įmonė matydama savo veiklą ir jeigu jie surado sprendimą šiandien dieną patenkinti būtent ant vežėjų ir tenkinti po to gyventojų norus, tai reikia į tai žiūrėti sveikintinai. Nereikia per daug familiariai ir ilgai diskutuoti ir daryti ilgų reorganizacijų. Mano nuomonė, tuo labiau, jeigu jau dėl pavadinimų, tai ar Alytaus parkai netitinka
nes ten irgi autobusų parkas, ten tas parkas, tai visi parkai, normaliai. Dėl pavadinimo jokių problemų. Nerijus Cesiulis. Sakyti, norėčiau dar paklausti, tiek laiko... Tai klausimai jau pasibaigė. Tada pakalbėti. Tiek metų... Nesvarbu, tiek metų vykdėme šią funkciją, vykdė Alytaus miesto savivaldybė. Tai jei ta funkcija, kurią vykdė Alytaus miesto savivaldybė, buvo prasta, tai gal reikalinga pagalvoti apie žmonių kažkokį pokytį ir jie nesusitvarkė su šitą veiklą. Ir antras dalykas, įdomu, kiek tai kainuos mūsų savivaldybei, turint įvedus šitas naują Alytaus infrastruktūrą, keičiant įmonės veiklą ir panašiai, kiek mums savivaldybei gali biudžete kitų metų kainuoti tai. Ar yra poreikis paklausyti administracijos direktorių šito klausimu? Tai aš dar replikos teisę prieš administracijos direktorių. Noriu, kad visi suvoktų, kad socdemų frakcija ne prieš, kad būtų operatorius, matom, tas reikalinga būtina, bet kad tas operatorius veiktų savarankiškai, o ne toj sudėtyje, kurioje dabar bandoma, čia maždaug aš pajuokausiu, niekas nesižeidžia, kai ta anekdotė, kas gausis, kai sukerksim gyvatę su 2 metrais spygliuotos vielos. Tai aš tą matau jūsų visoje veikloje, bet tokie veiksmai, maždaug 2 metrai spygliuotos vielos ir vicemeras tuo patenkintas, šypsosi. Aurelijus Jaruševičius. Aš truputėlį dėl to, tarkim, pačio operatoriaus ir kas atliks tas funkcijas, tai visi lygtai sutarėm dėl to, kad operatorius turi atsirasti ir tikėtina, kad didžiausia nauda miestui bus, jeigu tai bus būtent savivaldybės įstaiga, o ne komercinė struktūra, kuris bet kuriuo atveju pirmoje vietoje yra pelno uždirbimas. Realiai operatoriaus veikla, jinai prasidėtų tik 18 metų sausio 1 dieną. Tai yra tada, kada baigėsi esamos sutartys su vežėjais. Iki to laiko ta įstaiga netliktų jokios komercinės veiklos, būtų tik tai parengiamasis etapas, būtent konkursavimai, sąlygų sudarimas. Tai dėl to tikslo steigti dabar atskirą įstaigą su atskira buhalterija, su atskiru vadovu, kad rengtų tik tai parengiamą į darbą, tikrai nėra tikslo. Nes reali veikla jinai prasidės tik tai 18 metų sausio 1 dieną. Dabar tas funkcijas pilnai gali atlikti viena iš esamų įstaigų, šiuo atveju Alytaus parke. Ačiū. Tai yra dar poreikis direktorių paklausyti? Tai prašom. Gerbiamasis merė, gerbėmieji tarybos nariai. Iš tikrųjų, tai aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į paskutinį Aurelijaus Jaruševičiaus pasisakymą, jis iš esmės atsakė į tuos klausimus. Tai yra, kad mums reikia dabar operatoriaus, įsteigus atskirą vienetą, kuris visus metus ruoštųsi tik tai konkursui, tai yra atliktų tikrai nedaug darbų palyginus. Ir išlaikyti tokią struktūrą būtų tikrai neefektyvu. Mes tada kalbėtume apie vadovą, apie buhalteriją ir kitus dalykus. Dabar klausime, ar reikės papildomų žmonių. Mes dabar planuojame iš esmės spręsti tais pačiais resursais, tai yra galimai įdarbinus vieną iš dabar dirbančių administracijos žmonių šito įstaigoje, kuris tai ir darytų. Toks yra planas. Taip, kad čia sprendžiami organizaciniai klausimai. Finansinių kažkokių išlaidų neturėtų būti papildomų. Aišku, ačiū. Kviečiu balsuoti. Aš nusišalysiu. Balsuojame. Dvylika už, 4 prieš, 4 susilaikė. Priimta. Ačiū. Pristatykite kitą klausimą. 6. Teikiamas sprendimo projektas dėl finansinių įsipareigojimų gyvenimo daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimo. Šitas klausimas buvo pristatytas visuose komitetuose. Visuose komitetuose pritarta. Jis, kaip žinote, parengtas atsižvelgiant į viešosios įstaigos būsto energetinio taupimo agentūros reikalavimus, kad vyktų projektai. Ar yra norinčių paklausti? Pasisakyti? Balsuojame. Vienu balsu pritarta, priimta. Dėkoju pranešėjai.
7 klausimą pristatys Neringa Rinkevičiūtė, investicinių projektų skyrius vedėja. Labadiena. Prašome pritarti tarybos teikiamam sprendimo projektui, kadangi teikiam paraiškas pagal valstybės projektų sąrašus arba regioninius projektų sąrašus, kad būtų įtraukti projektai sąrašus jų įgyvendinimui. Ir kaip vienas iš pridedamų dokumentų būtinai reikalingas tarybos sprendimas dėl pritarimo. Prašau atkreipti dėmesį, kad pasikeitė 7 projekto pavadinimas. Komitetuose buvo apsvarstytas pavadinimas Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir pavaldžių įstaigų darbuotojų kompetencijų reikalingų paslaugų ir aptarnavimo kokybei didinti stiprinimo projektas. Dabar jisai pasikeitė, o pasikeitė po diskusijų su Vidaus reikalų ministerija, kuri vertins šį projektą, ir jisai skamba taip: Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir pavaldžių įstaigų teikiamų paslaugų kokybės gerinimo projektas. Pavadinimas pasikeitė dėl to, kad atitiktų priemonės, kuri finansuos projektą, keliamus tikslus. Sprendimo projektas buvo pristatytas visuose komitetuose jam buvo pritarta, todėl prašau pritarti. Kas norėtų paklausti? Nerijus Cesiulis, matau. Sakykite, ar šitie projektai yra įtraukti į miesto strateginį planą su nustatytomis įgyvendinimo terminais? Ne visi projektai yra įtraukti į veiklos planą, kadangi veiklos planas yra koreguojamas pas mus kas mėnesį. Kitą mėnesį, kai bus pritarta šitiem projektam, kitą mėnesį bus teikiamas tarybos sprendimo projektas dėl veiklos plano korektūros. Tiesiog nespėjom visko vienu metu dėl atostogų, dėl darbuotojų trūkumo. Ačiū. Kęstutis Ąžuolas. Noriu paklausti, ar sinagogos įveiklinimo tas techninis projektas, ar čia bus vidus atliktas pagal tą techninį projektą, kurį savivaldybė turi, ar techninis projektas keisis? Techninis projektas šiuo metu yra jau pakeistas ir šitas projektas, kuriam čia yra pritariama, tai yra vidaus, tai yra įveiklinimo projektas, jisai prasidės vykti tik tais, bus pradėtas vykdyti tik 2018 metais, kuomet bus sutvarkyta pastato išorė. Techninis projektas iš esmės yra pakeistas. Jeigu tvarkybos darbai išliko tie patys, tačiau veikla, kuri buvo numatyta, bus pakeista. Tai vidaus įrengimas nei kiek nesikeis. Vidaus įrengimas keisis. Kiek kainavo papildomai tada techninio projekto dar pataisom? Negaliu pasakyti, statybos skyrius gal kas galėtų pasakyti. Dabar, kai atskirtos funkcijos, negaliu pasakyti tikrai. Kas dar norėtų paklausti? Pasisakyti. Balsuojame. Vienbalsiai pritarta. Dėkoju pranešėjai. 8 klausimą pristatys Vida Mačernienė, aplinkos apsaugos skyriaus vedėja. Labadiena. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013 gegužės 3 dienos sprendimo numeris T133 dėl Alytaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano tvirtinimo papildymo buvo pristatytas visuose komitetuose. Sveikatos komitete nepritarta, kultūros komitete išklausyta, investicijų ir aplinkos komitetuose buvo pritarta. Baigėte pristatymą. Kas norėtų paklausti? Nerijus Cesiulis? Andrius Jučas. Aš norėčiau nusišalinti šiuo klausimu. Nerijus Cesiulis. Sakykite, dabar priėmus sprendimą ateityje, kai prasidės veiklos ir panašiai, dėl pačios kainodaros gyventojams, dar kartą patikslinkite taryboje, kaip keisis ar nesikeis kaina įgyvendinus šitą sprendimą. Dėl virtuvės ir žalių atliekų atskiro surinkimo rūšiuojamojo kaina neturėtų didėti, nes dabar virtuvės atliekos pakliūva į mišrias komunalinės atliekas ir jos būtų atskiriamos ir taip sumažinamas mišrių atliekų išvežimo dažnumas. Ir patvirtinus taryboje, kai bus siūloma tvirtinti naują rinkliavą, dabar turėtų būti pastovioji ir kintamoji dalys, tai turėtų būti irgi siūloma atsižvelgti, kad
kurie rūšiuos, tai ir virtuvės atliekas, antrinės žaliavas, kad kintamoji dalis turėtų būti mažesnė. Tai antras klausimas, sakykite, tai kadangi projektą finansuos ES tam tikri fondai, yra dalis, kurią prisidės miesto savivaldybė, nepamenu, ten 300 000 ir kiek yra, tai ar tie pinigai, kurie bus vis tiek kažkaip jie įskaičiuoti į kainą, ar jie nekels kainos, ar mes planuojame per surinkus žaliavas, tarkim, ten tas maisto atliekas, jas parduoti, iš to gauti pelną ir tas pasidengs mūsų investicijos? Taip, ir antrinė žaliavas surenka, parduoda kažkiek, kiek pakliūva į regiono atliekų tvarkymo centrą ir tai būtų sudaromas, atsirastų kokybiškesnis kompostas o ta visa kainodara, jinai tada išsilygina per visą regioną. Kas dar norėtų paklausti? Taip, Aurelijus Jaruševičius. Aš gal truputėlį papildysiu Nerijaus klausimą, nes mano manimu jis ne visai korektiškai suformuluotas iš tikrųjų ir ta problema jinai juntama nuolat. Atliekų tvarkymo rinkliavos dydis ir RACO teikiama atliekų tvarkymo kaina yra du skirtingi dalykai. Tai ir savivaldybės taryba nustato būtent rinkliavos dydį, o perka paslaugą iš RACO pagal RACO patvirtintą įkainį. Tai šiuo atveju aš truputėlį paformuluočiau ne kaip tai turės įtaką rinkliavos dydžiui, bet ar RACO teikiamos paslaugos kaina dėl to papildomų konteinerių galės pasikeisti savivaldybei. Ar yra bent prielaidos kažkokios, kad dėl to kažkas pasipakis? Jo, tai bet kaip ir Nerijus klausė, tai čia tas pats, nes aš atsakau, tai per visą regiono kainodarą, nes solidarumo principu ta visa kaina yra išlyginama po to, nes tie visi kaštai paklius ir išsilygina visoms valdybėms. Kas dar norėtų paklausti? Pasisakyti? O jūs įtraukia į privačių ir viešų interesų deklaraciją šitą klausimą? Jeigu neįtrauktas, tai tuomet. Kviečiu balsuoti tuomet. Devyniolika tarybos narių balsavo už, susilaikiusių ir prieš nebuvo. Replika po balsavome, čia Aurelijui. Apie klausimo etiškumą ir korektiškumą sprendžia etikos komisija su Laimutė Kirkliauskienė priešaky, o ne atskiri tarybos nariai. 9 klausimą. Pristato Angelė Skrodenienė, strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjo pavaduotoja. Labą dieną visiems. Pristatau sprendimo projektą dėl Alytaus miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo pakeitimo. Gavus iš valstybės biudžeto tikslinių lėšų, didinamas savivaldybės biudžeto pajamų planas. Minimaliai mėnesio algai gauta iš viso 144,5 tūkstančio eurų, nes nuo Liepos 1 dienos minimali mėnesio alga didėja iki 380 eurų. Taip pat gauta kompensacijoms už suteiktą paramą užsienyje mirusių Lietuvos piliečių palaikams parvežti 2000 eurų. Taip pat planuojama pajamų iš veiklos. Plano padidinimas 30 tūkstančių eurų. Iš viso šiuo sprendimo projektu biudžeto pajamų planas būtų didinamas 176,5 tūkstančio eurų. Ir bendras biudžeto pajamų planas su lėšų likučio lėšomis sudarytų 50 milijonų 749,4 tūkstančius eurų. Taip pat tikslinamas asignavimų planas. Tikslinamas dėl išvardintų anksčiau papildomų pajamų ir gavus prašymų iš koordinatorių ir asignavimų valdytojų papildomus prašymus. Visi detalūs sprendimo projektai buvo pateikti komitetams, juose apsvarstyti ir pagal apibendrintus visus detalius sprendimo projektus šioje skaidrėje matome, kad savivaldybės veiklos programos pajamas
planas mažinamas 25,4 tūkstančiai eurų, švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos planas didinamas 145,8 tūkstančiai eurų, bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programos planas didėja 35,8 tūkstančiai, kūno kultūros ir sporto programos planas didėja 8,7 tūkstančiai, socialinės apsaugos programos planas didėja 2,6 tūkstančiai, savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programos planas didėja 9 tūkstančiais eurų. Iš viso asignavimų planas didinamas šiuo sprendimo projektu 176,5 tūkstančių eurų ir bendri savivaldybės biudžeto asignavimai sudarytų 50 749,4 tūkstančiai eurų. Toliau skaidrėje pateikiu įstaigų sąrašą, kurių asignavimai šiuo sprendimo projektu buvo tikslinami. Tai yra 44 įstaigos. Toks būtų pristatymas. Aš dar norėčiau tiesiog pasakyti, kad svarstant komitetuose, ne viename komitete, ne vienai daliai nebuvo, visoms dalims buvo pritarta. Tai ar mes balsuojame atskirai, ar balsuojame bendrai už visą. Dabar tik tai reikėtų mums apsispręsti, ar yra norinčių nusišalinti ir kadangi tai, ko gero, bus ne vienas tarybos narys, tai sprendžiame, kaip dėl jų daryti. Aš labadiena, noriu nusišalinti nuo tos dalies, kur dailiųjų amatų mokyklai skiriamas finansavimas, nors aišku, tai jokių asmeninių interesų nėra, bet... Taip. Aš irgi nusišalinčiau, sprendžiant Jotvingių gimnazijos klausimą. Vaikai mokosi nuo absurdas. Buvo Evangelijos lapšelis, darželis. Tuomet aš siūlau tarybos nariams prabalsuoti, ar pritarėme tarybos narių nusišalinimui nuo šio klausimo sprendimo. Tai balsuojame dėl pritarimo ar nepritarimo dėl nusišalinimo. Nepritarta nusišalinimui. Galima replika po balsavimo, mere? Prašau. Vis tik tai tokį balsavimą vykdant, ar tie, katrie nusišalina, turi teisę balsuoti tarsi už kitų nusišalinimą, priėmimą ar nepriėmimą, ar čia irgi reikia tada nebalsuoti netgi? Aš irgi repliką, iš tiesų vakar atidžiai perskaičiau klausimus ir šiandien sąmoningai nenusišalinau, nes kitą kartą jau mes iki absurdų prieiname, iš tiesų galbūt neliečia tų asmenų, mūsų ten sutuoktinių, vaikų, dar kažką, tarkim, minimalaus atlyginimo pakelimui skiriami pinigai. Tai argi čia visus liečia ir mes pradedam pavadinimą, pamatom, jau nusišalinam. Tai gal, truputėlį pasižiūrėkim rimčiau ir baigim tuos žaidimus vieną kartą. Taip. Merė, aš irgi replikos teisė, bet iš principo tai jūs vakar labai gerai frakcijų pasitarime paaiškinot visą situaciją ir niekas neprieštaravo. Tai aš manyčiau, kad ir visą tarybai galėtų, kaip ten rusai sako, pavtarienė matučienė, paaiškinti, kokia yra situacija. Ir kaip sako Kęstutis, nėra čia ko mums kiekvieną kartą dūrytis ir trukdyti laiko. Tai jeigu jūs mane ne prieš, tai keliais sakinukais paaiškinkite. Aš jau kiek tai minėjau, bet matyt ne visi išgirdo. Iš tiesų, jeigu yra nurodyta tarybos nario privačių ir viešų interesų deklaracijoje galimi momentai, kuomet gali būti viešų privačių interesų konfliktas, tai tokiu atveju tarybos narys privalo nusišalinti. Jeigu to nėra ir jis mato situaciją, kad iš tiesų gali būti konfliktas, toks jis tuomet nusišalina posėdžio metu, bet privalo papildyti savo viešų privačių interesų deklaraciją. Nauja aplinkybė, kuri atsiradusi. Jeigu to nėra, tuomet nusišalinti nereikia.
Nors... Ar pats gali balsuoti, kad neleisti, nepritarti, nenusišalinti? Va čia, ar Na... Aš labai atsiprašau, gal ta diskusija ne vietoje, ir atsiprašau, gal pažeidžiam reglamentą, bet iš principo aš Virmicko klausimas, tai aš balsuoju už kitus, pavyzdžiui, ne už save balsuoju, bet dar 3 ar 4 bando nusišalinti, nu ir už save išeina, bet čia jau šalutinės produktas, o už šalutinius produktus aš neatsakingas. Gal dirbkime toliau. Tai tuomet kviečiu balsuoti dėl pateikto sprendimo. Vienbalsiai pritarta, 21 balsu. Ačiū pranešėjai. 10 klausimą pristatys Antanas Butkevičius, strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjo pavaduotojas. Labą dieną, gerbiamas merė, gerbiami tarybos nariai. Pristatau Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo dėl Alytaus miesto savivaldybės 2015 metų gruodžio 31 dienos pasibaigusių metų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo projektą. Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nuostatomis, atsižvelgiant į viešojo sektoriaus apskaitos finansinės atskaitomybės standartų reikalavimus, vadovaujantis savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 metų 11 mėnesio 23 dienos įsakymų numeris DV 945 dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, patvirtintų viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašo. Ir 2015 metų 11 mėnesio 23 dienos įsakymų numeris DV 946 dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimo metodikos tvirtinimo patvirtinta viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo metodika. Parengtas pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys, jos teisės aktų nustatyta tvarka teikiama savivaldybės tarybai tvirtinti. Atsižvelgiant taip pat į tarybos reglamento nuostatas, dėl šio rinkinio yra gauta Alytaus miesto savivaldybės kontrolieriaus 2016 metų Liepos 15 dienos audito išvada numeris FA9 dėl pateikto tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės 2015 metų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinioje, kurioje savivaldybės kontrolierius išreiškė besąlyginę nuomonę dėl konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio. Sprendimo projektas apsvarstytas visuose komitetuose, buvo pritarta. Yra aiškinama rašte ir prieduose, taip pat yra parengtos skaidrės. Jos buvo pristatytos komitetui, norėčiau atsiklausti, ar dabar dar kartą visas skaidrės? Nereikia. Tada... Ar yra norinčių paklausti? Aurelijus Jaruševičius. Aš noriu paklausti ir paprašyti, čia po ilgo kelias minutės trukusio pavadinimų skaitimų, gal vis dėlto bent jau 3 žodžiais trumpai apie pačią esmę galima būtų pasakyti. Savivaldybės finansinių ataskaitų rinkinys parengtas ir jis yra pristatytas visom institucijom, kuriom reikėjo, tiek valstybės institucijom, tiek savivaldybės, taip pat kontrolierius peržiūrėjo, patikrino dar kartą, yra sudarytas teisingai iš 49 viešojo sektoriaus subjektų ataskaitų rinkinių. Dar klausimų? Manau, kad atsakymą nelabai jo sulaukia. Tai skaidrėse yra, ten yra išdėstyta, jeigu galima grįžti prie skaidrių, ten yra išdėstyta visas, Aš tai niekaip nesuprantu, neįjungiu mikrofono. Kaip biudžeto komiteto pirmininkas gali nesuvokti. Tai čia jau tai keista.
Aš apeliuoju į tai, kad posėdis tiesiogiai transliuojamas ir galbūt dar kažkam įdomu sužinoti ne tik pavadinimų skaitimą, bet pačią esmę sprendimo projekto. Tai gal tada galėčiau prie skaidrių grįžti. Kas dar norėtų paklausti? Pasisakyti. Konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys. Kviečiu balsuoti. Dvidešimt balsų už, vienas susilaikė. Pritarta, sprendimas priimtas. Pristatykite 11 klausimą. Pristatau Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl Alytaus miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktų, kuriame yra apibrėžiama savivaldybės tarybos kompetencija, kuri turi patvirtinti būtent konsoliduotų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir atsižvelgiant į besąlyginę savivaldybės kontrolieriaus išvadą teikiamas šis sprendimo projektas. Jis yra apsvarstytas komitetuose, buvo ir kontrolės komitete ir buvo pritarta. O projekto esmė? Projekto esmė, kad praeitais metais biudžetas buvo tiksli suma patvirtinta metų pradžiai 48 milijonai 430 tūkstančių, baigiantis metams jau sudarė 50 milijonų 53 tūkstančius. 530 tūkstančių eurų. Buvo tikslintas biudžetas 12 kartų. Kas norėtų paklausti pranešėjo? Pasisakyti? Balsuojame. Dvidešimt balsų priimta, vienas susilaikė. Dėkoju pranešėjai. 12 klausimą pristatys Rasmutė Paužienė, turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, vykdanti vedėjo funkcijas. Labadiena, gerbiami tarybos nariai, gerbiamas merė. Teikiamas sprendimo projektas dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2015 metų ataskaitos tvirtinimo. Projektas teikiamas vadovaujantis tarybos reglamentu. Ataskaita parengta finansinių ataskaitų pagrindų, tai yra suvestinė 52 įmonių įstaigų ataskaita. Ir pagal audito išvadas kontrolierių ši ataskaita atitinka savivaldybės administracijos valdomus duomenis buhalterijoje. Baigėte pristatymą? Taip. Ačiū. Kas norėtų paklausti? Pasisakyti svarstamų klausimų? Kviečiu balsuoti. Merės, jau atsiprašau, klausimas, patikrinsim Paužienę. Tai projekto esmė, kai klausė Butkevičiaus, supranti pristatyto projekto esmę, jūs gal sugebėsit pasakyti? Iš tikrųjų, šita ataskaita tai yra finansinė išraiška, visas savivaldybės turtas, apskaitomas savivaldybės balansė visų įstaigų, biudžetinių, savivaldybės įmonių. Ir kadangi ataskaita yra metų pradžioje, metų pabaigoje, tai galima palyginti, tai kaip tas turtas kito, didėjo, mažėjo. Taip pat čia yra ne tik finansinis turtas, bet ir nefinansinis turtas, vienu žodžiu, ir pinigai, ir materialus turtas vienoje vietoje, vienoje ataskaitoje. Atsakė? Kompetitingai, merė. Daugiau klausimų. Virginijus Jaruševičius. Taip,
Taip, tik tai prie to galima būtų pranešant, turtas metų pradžioje 1, 2, 3, didėjo, mažėjo dėl ko, jo gal visai neblogai būtų ir pasakyti tokius kelis sakinius. Ačiū. Daugiau klausimų? Aurelijus Jaruševičius. Aš gal čia jau prie pasisakymo, tai iš tikrųjų truputėlį patikslinti, nors jau diskutavom ir komitete, ir kontrolės komitete, tai nėra visiškai pilna miesto turto valdymo ataskaita, kadangi ją nėra įtrauktas mūsų uždarųjų akcinių bendrovių valdomas turtas, tai yra Dzūkijos vandenų visa infrastruktūra, šilumos tinklų visa infrastruktūra, jisai kažkiek atsispindi per finansinį turtą, tačiau tai nėra tiksli situacija. Tai mes jau lygtai taip nusprendėm, kad tą klausimą mes kelsim. Šiuo metu ataskaita yra parengta pagal galiojančią tvarką, bet mes bandysime keisti, inicijuoti tos tvarkos keitimą, kad jinai būtų kur kas informatyvesnė ir šiai dienai jinai yra tik tai tokia faktinis disponavimo faktas, o apie būtent tą turto valdymą ar panaudojimą kol kas dar čia informacijos mažai yra. Tai tikiuosi, kad sekančiais metais turėsim išsamesnę ir tikslesnę. Trumpai galiu atsakyti dėl bendrovių ir dėl viešų įstaigų turto šioje ataskaitoje toje atspindėjimo. Jisai atsispindi, kadangi turtas yra akcijos, akcionuotas arba dalininkų įnašai, tai būtent šita dalimi jisai ir atsispindi. Akcijų dydžiai, piniginė vertė ir viešosiose įstaigose įnešti dalininkų įnašai irgi piniginė išraiška. Ačiū. Yra eilutė. Daugiau klausimų? Nėra? Pasisakymų daugiau? Kviečiu balsuoti. Dvidešimt tarybos narių už, 1 susilaikė. Klausimas priimtas. Pristatykite 13 klausimą. Taip, sprendimo projektas dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais viešai įstaigai Alytaus Švento Benedikto gimnazijai. Šiuo sprendimo projektu perduodamas būtų turtas ilgalaikis, praėjimo kontrolės ir valgyklos įranga. Turtas būtų perduodamas maksimaliam 25 metų terminui. Ar yra norinčių paklausti? Pasisakyti? Balsuojame. Priimta 19 tarybos narių balsų, 1 susilaikė. Pristatykite kitą klausimą, 14. Taip, sekantis sprendimo projektas dėl negyvenamųjų patalpų naujoji 52 Alytuje nuomos viešo konkurso būdu. Sprendimo projektų siūloma leisti išnuomoti patalpas esančias naujoji 52 sporto rekreacijos centre ir nustatomas 1 kvadratinio metro patalpų nuomos dydis. Sprendimo projektas gimė todėl, kad šiuose patalpose šiai dienai yra veikianti nuomos sutartis su uždara akcinė bendrovė Alvintra. Ši sutartis baigėsi spalio mėnesį, bendrovė paprašė sutartį pratęsti, bet dėl teisinių aktų to padaryti negalima, reikia skelbti naują konkursą. Alvintra galės jame dalyvauti. Kas norėtų paklausti? Aš turiu vieną klausimą. Tautvydas Tamulevičius. Mes lyg ir buvome sutarę, kad bus ne 10 metų periodas, bet dabar matau ekrane, kad vėl 10 metų. Taisėm buvo 6 vakar. Tai taip turi būti 6. Vakar tai čia yra klaida, techninė klaida. Taip, 6 metų terminas. Kęstutis Ąžuolas. Aš nusišalinu šito klausimą. Dar noriu papildyti, kad nusišalinant tarybos narys turi įvardinti ir galimą interesų konfliktą. Kodėl nusišalina? Dirbu toje įstaigoje. Aišku. Daugiau klausimų? Pasisakymų? Balsuojame?
19 už, 1 susilaikė. Priimta. Pristatykite 15 klausimą. Teikiamas sprendimo projektas dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Alytaus vaikų globos namams. Šiuo sprendimo projektu siūloma atiduoti patikėjimo teise vaikų globos namams 141 kvadratinio metro patalpas esančias statybininkų 10. Šiuose patalpose bus įkurdinta šeimyna. Patalpos tapo laisvos rugsėjo 1 dieną, jas atidavė Kaluževičių šeimyna, kuriomis naudojosi panaudos pagrindais. Ačiū. Ar yra norinčių paklausti? Pasisakyti. Balsuojame. Vienbalsiai, 21 balsų priimta. Pristatykite 16 klausimą. Teikiamas sprendimo projektas dėl ilgalaikio materialiojo nekilnojamojo turto pripažinto nereikalingų, netinkamų, negalimų naudoti, nurašymo ir likvidavimo. Šiuo sprendimo projektu siūloma nurašyti savivaldybės nekilnojamąjį turtą, kuris yra buvusios slidinėjimo trasos teritorijoje. Tai būtų apžvalgos aikštelė ir aptvėrimas jos tvorelė. Turtas yra pripažintas nereikalingų, netinkamų naudoti, reikalinga sutvarkyti teritoriją, ten nepalikti, kadangi jau lūžta grindys. Ačiū. Ar yra norinčių paklausti pranešėjos? Pasisakyti? Kviečiu balsuoti. (21 balsu, tai yra vienbalsiai pritarta, sprendimas priimtas. 17 klausimas. Teikiamas sprendimo projektas dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo. Šiuo sprendimo projektu siūloma leisti savivaldybės nuomininkiai išsipirkti rinkos kainą bendrabučio kambarį esantį Kalniniškės 5504B už 1960,5 eurų kainą. Ir pirkėja turėtų apmokėti notarinės kontoros išlaidas. Ačiū. Ar tarybos nariai norėtų paklausti pranešėjos? Čia buvo Andrius Jučas. Prašau. Galbūt labiau net ne pranešėjos, o vyriausybės atstovės, nes mes komitete kiek svarstydavom, tai pardavimo terminą norėtume nustatyti metų laikotarpį, kad turėtų įsigyti. Priežastis, nes kaina gali keistis metų laikotarpį, brangti, pikti. O buvo pavyzdžių, kai nusprendė įsigyti, atsisakydavo. Nuostoliai likdavo, sakykime, vertinimo savivaldybei. Ar galima tą išaiškinimą gauti iš vyriausybės atstovės? Telefonu paaiškino man vyriausybės atstovės juristė, kad įstatyme tokie apribojimai nenumatyti. Pirkėjas yra šiuo atveju silpnoji pusė ir sprendimo projekte toks terminas sprendimo galiojimo būtų kaip ir neteisingas. Kas dar norėtų paklausti? Robertas Šarknickas. Tam asmeniui, kuris įsigys tą butą ir šalia esantis kiti buteliai, kurie priklauso socialiai remtinoms šeimoms, ar jisai, tas savininkas, taip pat turėtų mokėti už koridoriaus virtuvės bendrą naudojimą? Čia yra parduodamas bendrabučio kambarys su bendro naudojimo patalpomis, taip kaip yra registrų centre registruotas ir taip jisai mokės už savo gyvenamąjį patalpai tenkančią bendrojo naudojimo patalpų dalį. Vienoda kaina. Už kvadratinį metrą yra mokama kaina ir proporcingai turimam plotui moka kiekvienas, ar savininkas, ar nuomininkas. Andriu, atsakau, pagal rinkos kainą visą tai yra. Ačiū. Kas dar norėtų paklausti? Nematau, pasisakyti.
Kviečiu balsuoti. Vienbalsiai 21 balsų tarybos nariai sprendimo projektui pritarė, priimta. 18 klausimas. Teikiamas sprendimo projektas dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 rugpjūčio 27 dienos sprendimo numeris T247 dėl negyvenamųjų patalpų Daugų 5A Alytuje panaudos pakeitimo. Šio sprendimo projekto esmė yra tokia, kad sprendimo projektų siūloma padidinti panaudai suteiktų patalpų skaičių. Buvo virš 100 kvadratų, tai dabar 112 dar padidėtų panaudai atiduotų patalpų skaičius. Kadangi panaudai turi patalpas Tėviškės namai, jie parašė prašymą, kad nori plėsti įstaigos veiklą ir prašo papildomų paslaugų. Įstaigos veikla tai yra onkologinių ligonių priežiūra, konsultacijos. Ar yra norinčių paklausti? Matau. Norėčiau paklausti, ar šitam projekte neturi būti numatyta, kas mokės už komunalinės paslaugas? Šiaip tai yra jau įrašyta panaudos sutartyje. Jie gauna patalpas nemokamai, bet moka visus komunalinius patarnavimus. Aurelijus Jaruševičius. Norėjau pasitikslinti, neatsimenu, ar komitete diskutavom, šitam pastate Daugų 5A dar lieka laisvų patalpų, ar jau čia jos visos bus išdalintos? Lieka 2 kabinetai pirmame aukšte ir antrame aukšte yra dar laisvų patalpų. Bet parašęs bendruomenės sveikatos centras projektą, jeigu gaus finansavimą, tai bus patalpų įrengimui skirtos lėšos. Tai kol dar neaiški projekto finansavimo pabaiga, ar bus skirta ar ne, tai nieko nedarom su tom patalpom. Robertas Šarknickas. Keliems metams Tėviškės namai yra išsinuomavę. Panaudai atiduota turėjo būti 5 metams, tai jeigu 15 atiduota, tai bus 20. Dabar, kai prisideda kvadratūra, tai vėl nuo tos dienos, kai prisideda kvadratūra, ar iš naujo skaičiuojami metai? Ne, nuomos terminas nekeičiamas. Čia tik kvadratūra dasideda. Ačiū. Nerijus Cisiulis. Gerbim kolegos, norėčiau priminti, kad mes, nežinau, praeitais metais rudenį priėmėm tokį sprendimą, kad kiekviena įstaiga, kuri gauna panaudą, turi pateikti įrodančius dokumentus, kad vykdo tam tikrą veiklą, savivaldybei naudingą veiklą. Aš manau, kad reikėtų atšaukti šitą siūlymą, nes dabar kiek kartų paskutinius sprendimus mes priiminėjame, nematome tų įstaigų veiklos. Taip, mes šitais įstaigos veiklą žinome puikiai, jinai puikiai dirba ir viskas yra su jie gerai. Tačiau ar mes neperteklinius reikalavimus savo įsidėję ir vienų prašome, kitų neprašome. Tai arba jei nusistatome tvarką, tada visų prašome, arba tada atšaukime tvarką ir nei vieno neprašome. Tai kas dar norėtų paklausti? Pasisakyti? Kviečiu balsuoti. Dvidešimt tarybos narių už, 1 susilaikė, priimta. Ir 19 klausimas. Teikiamas sprendimo projektas dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros 2016-2020 metais programos patvirtinimo. Sprendimo projekto esmė tokia, kad pagal būsto nuomos ir įstatymą yra toks punktas, kad savivaldybės taryba tvirtina socialinės būsto fondo plėtros programą arba tai numato kituose strateginio planavimo dokumentuose. Keitėsi šiemet priemonės ir buvo pritarta ne priemoniai, kad socialinio būsto fondo plėtra, o priemoniai, tai būtent projektui socialinio būsto fondo plėtra. Ir taip pat programos tvirtinimo esmė būtų tokia, kad dar nusimatome ir lėšas iš valstybės biudžeto, kurias planuojame gauti projektui pasibaigus, tai būtų 19-20 metai.
ko nėra strateginiam. Nerijus Cisiulis klausia. Sakykite, patvirtinam būsto fondo plėtros tam tikrą programą. 20 metai, kaip atrodys mūsų socialinis būstas? Jisai didės, mažės ar nesikeis? Jisai didės, kadangi pats pavadinimas socialinio būsto fondo plėtra vadinasi didėjimas, užprogramuotas. Andrius Jučas. Sprendimo projekte matau numatyta 758 tūkstančiai beveik per iki 20 metų. Ar galėtumėte įvardinti, kas bus daroma už šitus pinigus ir kokia iš vis mūsų strategija šito socialinio būsto? Tai dabar už šitus pinigus čia numatyta programoje, kad tai bus įgyvendinamas projektas finansuojamas iš struktūrinių fondų, jo metu bus įsigyti 35 socialiniai būstai. Taip pat jau jūsų taryba yra priėmusi sprendimo projektus, kad negyvenamasias patalpas dviejas pritaikyti, pakeisti paskirtį į gyvenamasias, tai bus įrengti dar 3 socialiniai būstai ir ateičiai tikriausiai irgi bus planuojamas pirkimas arba kitos priemonės. Robertas Šarknickas. O tie, kurie dabar yra esami socialiniai būstai, ar jų kažkokia renovacija laukia, ar kažkaip? Tai jeigu namas dalyvauja renovacijoje, tai mes dengiame kaip savininkai, o šiaip einamosius remontus darosi patys nuomininkai. Jeigu būstas atsilaisvina, tai tada mes remontuojame iš savivaldybės biudžeto lėšų. Ačiū. Jurgis Krasnickas. Aš tai nesuvokiu. Kaip? Čia oficialiai visur skaitau, kad viskas mieste gerėja, investicijų daugėja, gyvenimas gerėja, o socialinio būsto reikės daugiau. Tai gal jūs man galėtumėt paaiškinti, kaip čia toks paradoksas gaunasi? Iš tikrųjų, socialinio būsto poreikis mieste yra. Jisai, jeigu skaitėte programą, tai čia yra parašyta, kad eilė sumažėjo per pus įsigaliojus naujam įstatymui. Tačiau poreikis išlieka, kadangi yra socialiai pažeidžiamų asmenų, kuriais turi pasirūpinti valstybė, savivaldybė. Ar turime dar klausimų? Taip. Robertas Šarknickas. Kadangi tai liečia žmogiškosius išteklius, tai norėčiau, kad prie šito klausimo vis dėlto ir kyla tie klausimai, kad palygintumėte 2015-2016 metų, kiek sumažėjo tas skaičius žmonių laukiančių eilėje. Ir tada galima kompleksiškai žiūrėti. Čia kaip ir yra nurodyta, laukia virš 500, o po metų įsigaliojus naujam įstatymui 16 metų pradžioje liko eilėje 250 socialinio būsto laukiančių. Čia kodėl klausiu, dėl to, kad pagal tai galima žiūrėti į... Jūs jau trečią klausimą užduodate. Pakalbėkim tada. Tai reiškiasi... Robertai, kol kas diskusija dar nepaskelbta, gal dar yra norinčių paklausti. Gerai, ačiū, susilaikysiu. Ar yra norinčių dar paklausti? Nėra. Kas norėtų pasisakyti? Galima, narė. Taip, prašau. Labai dėkoju. Čia dėl ko taip yra, kad būtų galima žiūrėti kompleksiškai, kiek galima dalyvauti socialiniuose projektuose, nes viskas tai įeina, suprantat. Dėl to čia klausiau jūsų pernai šiemet, bet dėkui už klausimą, ačiū. Tai visą laiką socialinio būsto fondo plėtra būdavo finansuojama iš valstybės biudžeto, buvo skiriamos lėšos, kadangi atsirado tokia priemonė, kad galima teikti projektus ir tai buvo padaryta ir tai už praeitais metais atsirado ta galimybė. Savivaldybė dalyvavo, parašė projektą ir turim gauti finansavimą. Tai į pasisakymus atsakymo nereikia. Atsiprašau. Ja. Nerijus Cisiulis pasisako? Aš manau, kolegos, čia nereikėtų stebėtis, nes strateginiam plane, kurį mes patvirtiname, mes ir patvirtiname ten, kad ateityje daugėja socialinės pašalpas gaunančių žmonių skaičius, mes patvirtinam, mes netvirtinam, kad jų mažės ir net nekeliame tokio tikslo savo. Ir patvirtiname, kad to socialinio būsto mums jo reikės daugiau. Tai iš tikrųjų gal strateginį planį reikėtų matyti visai kitokį, kad jų mažės tų socialiniai gaunančių pašalpą žmonių ir kad to būsto mažės, tai čia būtų miesto proveržys į priekį, o ne kad, bet turim ką patvirtinam. Ačiū.
Jeigu galima, Šalgirdai. Aurelijus Jaruševičius pasisako. Iš tiesų patvirtinom, didės, mažės, reikėtų suprasti, kad mes šiuo atveju sprendžiame ne tai, kas bus, o tai, kas yra dabar nepatenkinta. Tai jeigu sakė, kad metų pradžioje 500 laukė socialinio būsto, tai nebent turit receptą, kaip juos sumažinti visiškai, kad nereikėtų. Tai kol kas tenkinam poreikį tą, kuris yra susiformavęs prie eilę metų. Kas dar nori pasisakyti? Kviečiu balsuoti. Dvidešimt tarybos narių pritarė, vienas susilaikė, priimta. Dėkoju pranešėjai. Kadangi 20 klausimą mes išėmėme iš darbotvarkės, pereiname prie 21, kurį pristatys Silvija Peštenienė, administracijos direktoriaus pavaduotoja. Gerbiamas merė, gerbiami tarybos nariai, pristatau sprendimo projektą dėl Alytaus miesto savivaldybės lėšomis finansuojamų socialinės, sveikatos, kultūros, jaunimo sporto ir švietimo sričių programų įgyvendinimo krypčių ir prioritetų patvirtinimo. Šio sprendimo projekto tikslas yra patvirtinti 2017 m. Alytaus miesto savivaldybės lėšomis finansuojamų įvardintų krypčių strateginio veiklos plano programų įgyvendinimo projektų finansavimo kryptis ir prioritetus. Sprendimo projektu būtų siūloma patvirtinti 6 veiklos sritis bei jų prioritetus. Šio sprendimo projekto, įgyvendinus šį sprendimo projektą, būtų aiškiai suplanuotos projektų finansavimo kryptys bei prioritetai, kurie leistų programų koordinatoriams kryptingai planuoti Alytaus miesto savivaldybės strateginio veiklos plano programos įgyvendinimą. Norėčiau priminti, kad finansuojamos kryptys numatytos tai socialinė apsaugos sritis, sveikatos apsaugos sritis, kultūros plėtros, kūno kultūros ir sporto bei švietimo kokybės gerinimo sritys. Visi prioritetai suformuoti, aptarus ir remintis bendruomenės sveikatos tarybos posėdžio protokolu, šeimos tarybos, nevyriausybinio organizacijų, neįgaliųjų reikalų komisijos, jaunimo reikalų tarybos, kultūros ir meno tarybos, sporto tarybos bei švietimo ir suaugusiųjų švietimo strateginės partnerystės platformos kūrimo ir veiklos koordinavimo tarybos posėdžiuose. Jeigu reikėtų įvardinti prioritetus, galėčiau, bet turbūt visose komitetuose jie pristatyti, pritarta ir pakeistas vienas prioritetas, kad nebūtų pasikartojimo, tas atlikta kultūros, švietimo ir sporto komitete. Ačiū. Ar yra norinčių paklausti? Nerijus Cesiulis, matau. Sakykite, dabar kiekvienas sritis turi tam tikras 3 išskirtas sritis. Ar tos sritys yra vienodos, tarkim, 1, 2 ir 3, ar 1 yra svarbiausia, 2 yra mažiau svarbi, 3 yra mažiausiai svarbiausia? Ar jos yra visos 3, pagal į kurias mes lygiuojamės ir rašant projektus, vykdant veiklą, bus vienodai jos? Ar jos turi, eiliškumo tvarka, ar jos vienodos, ar 1 yra svarbiausias, kaip yra? Tai nėra to eiliškumo, kadangi visos sritys yra vienodai svarbios. Kas dar norėtų paklausti? Robertas Šarknickas. Ar tose programuose ateityje galės dalyvauti nauji žaidėjai, tarkim, organizacinės naujos tarybos ir taip toliau? Pagal jau patvirtinta rugpjūčio mėnesį aprašą, kuriame fiksuojama, kas gali būti pareiškėjais, jeigu jie tinka pagal formuluotę, jie tikrai galės, o kaip suprantu, jūs klausėte apie nevyriausybinės organizacijas, tai iš tikrųjų jos galės, be abejo, mes ir orientuojamės į tai. Virginijus Jaruševičius. Aš norėjau paklausti, šitie prioritetai, kurie dabar numatomi, kuo jie skiriasi nuo prioritetų, kurie buvo anksčiau, praeitais metais numatyti? Manau, šie prioritetai skiriasi tuo, kad atsižvelgta į mūsų bendruomenės, Alytaus miesto žmonių bendruomenės poreikius, kurie perduoti įvardintose institucijose, tarybose. Manau, kad atitinka laikmetį ir mūsų
Čia daugiau techninis klausimas, tai yra grinai formuluotės, ar kurios liko tos pačios, kurios pasikeitė. Tokio detalaus visiškai palyginimo tikrai nepadariau, bet aš manau, kad jos skiriasi. Labai atsiprašau, tikrai palyginsiu, jeigu. Ačiū. Kas dar norėtų paklausti? Pasisakyti. Balsuojame. Devyniolika už, vienas susilaikė. Priimta. Dėkoju pranešėjai. 22 klausimą pristatys Liaukuvienė. Prašau. Gerbiamas merė, gerbiami tarybos nariai, norėčiau pristatyti sprendimo projektą, kuriuo siūloma pakeisti Alytaus miesto kultūros ir meno tarybos sudėtį. Vienai nariai, Agnei Grigaliūnieniai, pareiškus norą atsistatydinti, prašoma ją pakeisti kitą narę, Gintarę Markevičienę. Komitetuose klausimas svarstytas, visuose pritarta. Ar yra norinčių paklausti? Pasisakyti? Balsuojame. Dvidešimt vienas tarybos narys už, vienbalsiai, pritarta. Dėkoju pranešėjai. Ačiū. 23 klausimą pristatys Vitolis Valūnas, švietimo skyriaus vedėjas. Labadiena, gerbiamasis merė, gerbėmieji savivaldybės tarybos nariai. Pristatau klausimą dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 3 dienos sprendimo numeris T54 dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo pakeitimo. Sprendimo esmė, kad siūloma pakeisti tarnybinių atlyginimų dydį 3 direktoriams: Piliakalnio progimnazijos direktoriui Reginai Špukieniai, Dainavos pagrindinės mokyklos direktoriai Editai Matulevičienei ir Jotvingių gimnazijos direktoriui Kęstučiui Miliauskui. Reginai Špukieniai ir Editai Matulevičienei atlyginimai padidėtų 5%, kadangi jos priima sprendimą, kad jos bus atsakingos už specialių poreikių vaikų ugdymą. Iki šiol, iki savivaldybės tarybos sprendimo, tie priedai buvo mokami direktorių pavaduotojoms ugdymui, kurios buvo atsakingos už šitą sritį. O Kęstučiui Miliauskui atlyginimas sumažėtų jo paties prašymu, kadangi susidarė aplinkybės dėl mokinių skaičiaus sumažėjimo Jotvingių gimnazijoje, yra peržengta tam tikra riba, todėl Jotvingių gimnazijos direktoriui Kęstučiui Miliauskui atlyginimas būtų mažinamas jo paties prašymu. Klausimas apsvarstytas savivaldybės tarybos komitetuose, komitetai sprendimo projektui pritarė. Ačiū pranešėjui, kas turėtų paklausti? Aš norėčiau nusišalinti, svarstant Jotvingių gimnazijos direktoriaus prašymą, bet dar norėčiau papildyti, kad koeficientas jam sumažėjo ne tik dėl, kad mokinių gimnazijoje skaičius sumažėjo, bet jis prašo ir savo priedo koeficientą sumažinti iki 15%. Nes taip visiems yra gimnazijų direktorių 20% yra. Ačiū. Kas dar norėtų paklausti? Taupo mokinio krepšelio lėšas. Ne, aš paaiškinsiu, yra nustatyta procentas dabar metodikoje, kiek galima skirti švietimo vadybai ir jie tiesiog netelpa į tuos procentus, tai jie priima sprendimą logiškai, visi vienodai susimažinti ir direktorius ir jo pavaduotojai. Ir Kęstutis Miliauskas pats to negali padaryti be savivaldybės tarybos ir kreipiasi į tarybą. Ačiū. Daugiau klausimų? Pasisakymų? Balsuojame. Septyniolika už, vienas susilaikė. Pritarta. 24 klausimas.
Pristatau klausimą dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 dienos sprendimo numeris T279 dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų direktorių tarnybinio atlyginimų koeficientų nustatymo pakeitimo. Sprendimo esmė siūloma savivaldybės tarybai pakeisti minėtą sprendimą ir nustatyti darbo užmokestį, tarnybinį atlyginimą Gintautui Draugeliui, Alytaus suaugusiųjų jaunimo mokyklos direktoriui. Jo yra prašymas adresuotas švietimo skyriui, kuris prašo tarpininkauti savivaldybės taryboje, kad jam būtų nustatytas būtent toks koeficientas. Tai irgi yra susijęs su prieš tai tame klausime minėtomis priežastimis ir Gintautui Draugeliui atlyginimas irgi būtų sumažinimas net 7,08 koeficiento. Bet čia nieko kitaip negalima padaryti, jie irgi mažinasi ne tik tai jisai, bet jo visa vadybinė komanda. Ačiū. Ar yra norinčių paklausti? Labai trumpas klausimas. Kiek tai sudaro eurais, tie 7,1%? Koeficiento. Nu, čia gal ir nėra parašyta, bet tai bus nemažai. Daugint iš 35 eurų, 7 kart 35. Kas dar norėtų paklausti? Pasisakyti. Aš paklausiu dar trumpai. Sakykite, kodėl mes negalėjome sujungti šito klausimo su praeitusiu klausimu? Ten irgi buvo atlyginimai, ten irgi buvo direktoriai ir čia negalime čia sujungti. Čia keičiami skirtingi sprendimai. Skirtingais sprendimais buvo nustatyti atlyginimai, reiškia, skirtingiam direktoriam. Ačiū. Pasisakymų nematau. Kviečiu balsuoti. Devyniolika už, vienas susilaikė, priimta. Dabar pagal mūsų darbo reglamentą pertrauka 20 minučių. Liko 5 klausimai. Kaip tarybos nariai nusprendžia? Kava paruošta. Tai 20 minučių pertrauka. Kultūra, švietimo ir sporto komitetas kavos ten kur nors šalia. E, 25 klausimą dėl priešmokyklinio ugdymo grupių veiklos trukmės ir mokytojų dirbančių grupėse skaičiaus nustatymo pristatys Vitolis Valūnas, švietimo skyriaus vedėjas. Prašau Alytaus miesto savivaldybės tarybą nustatyti Alytaus miesto savivaldybės lopšelių darželių ir mokyklų darželių priešmokyklinio ugdymo grupių veiklos 2016-2017 mokslo metais trukmę ir mokytojų dirbančių grupėse skaičių, pradinės ir pagrindinių bendro ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių, atitinkamų mokslo metų trukmę ir mokytojų dirbančių grupėse skaičių. Klausimas apsvarstytas savivaldybės tarybos komitetuose. Komitetai sprendimo projektui pritarė. Prašau priimti sprendimą. Ar yra norinčių paklausti? Pasisakyti? Balsuojame. Aštuoniolika tarybos narių už. Pritarta. Pristatykite kitą klausimą. Pristatau klausimą dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 dienos sprendimo numeris T168 dėl Alytaus miesto savivaldybės bendro ugdymo mokyklų pailgintos darbo dienos grupių 2016-2017 mokslo metų skaičių sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Prašau Alytaus miesto savivaldybės tarybą priimti sprendimą pakeisti minėtą sprendimo projektą taip, kaip pateiktas sprendimo projekte.
Sakalėlio pradinėje mokykloje padaugėtų viena grupė ir iš viso padaugėtų 54 vaikais, kurie lankytų pailgintos darbo dienos grupės. Šaltinių pagrindinėje mokykloje padaugėtų viena grupė ir 26 vaikais. Klausimas apsvarstytas savivaldybės tarybos komitetuose, sprendimo projektui pritarta, lėšų poreikis vienai grupiai yra per metus 9,8 tūkstančio eurų. Prašau savivaldybės tarybą priimti sprendimą. Kas norėtų paklausti? Aurelijus Jaruševičius. Paminėjote lėšų poreikį vienai grupiai, tačiau šitos kaip ir prailgintos grupės paslaugos yra mokamos. Vadinasi, galima daryti prielaidą, kad tai, kas yra surenkama iš mokinių tėvų, tų pinigų nepakanka tai prailgintai grupiai išlaikyti. Tikrai taip. Yra planų peržiūrėti šitą situaciją, kad bent jau pasidengtų kaštai prailgintų grupių? Tai, žinot, dabar aš tik litais atsimenu tą sumą, eurais neatsimenu, tai yra 15 litų per mėnesį. Tai yra savivaldybės tarybos kompetencijos klausimas, kokio dydžio mokestį jūs nustatote. Bet man atrodo, jeigu taryba keltų tą mokestį, tai tada mažintų prieinamumą tiem vaikam dalyvauti prieš pailgintos darbo dienos grupių veikloje. Mano akim žiūrint, tai yra labai ypatingai reikalingas dalykas. Juk pamokos žemesnių klasių mokiniams baigėsi apie 12 arba 1 valandą, o tėvai paprastai dirba 8 valandas per dieną ir tada tie vaikai liktų be priežiūros, o tėvai tada, jeigu mokestį pakeltų, savivaldybės taryba priimtų tokį sprendimą mokestį pakelti, tai tada tikrai sumažėtų lankančių vaikų skaičius. Tai mes šiuo metu manome, kad mokesčio keisti nereikėtų, o šiaip jau tai yra jūsų kompetencijos klausimas, jeigu jūs manytumėt, kad tą reikia daryti, tai ir padarytumėt. Ačiū. Kas dar norėtų paklausti? Pasisakyti? Balsuojame. Dvidešimt balsų pritarta, vienbalsiai. Pristatykite 27 klausimą. Pristatau klausimą dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 dienos sprendimo numeris T76 dėl priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių komplektų ir mokinių skaičiaus vidurkių pagal vykdomas bendro ugdymo programas nustatymo priedo pakeitimo. Ir čia konkrečiai prašo pakeisti situaciją Likiškėlių pagrindinė mokykla, nes mano pirmiau paminėtame savivaldybės tarybos sprendime jiems buvo numatyta, kad jie galės turėti vieną 6 klasių komplektą. Dabar jie prašo, kad būtų leista jiems turėti 2 komplektus. Jų argumentai, kuriuos išnagrinėjo savivaldybės tarybos komitetai, yra tokie, kad dabar, įskaitant vieną vaiką su dideliais specialiaisiais poreikiais, klasėje išeina 33 vaikai, o pagal atitinkamą vyriausybės nutarimą, mokyklų vykdančių formalio švietimo programas tinklo kūrimo taisyklės, tas dokumentas vadinasi, rugsėjo 1 dieną klasėje tokioje negali būti daugiau kaip 30, mokslo metų eigoje daugiau kaip 32 vaikai. Žinoma, manytume, kad tikslinga būtų leisti tai padaryti, nes aš manau, kad tiesiog čia situacija mokyklos direktorius naujas, dar jam trūko patyrimo šitoj situacijoje ir užtat taip ir atsitiko. Manytume, kad būtų tikslinga tenkinti Likiškėlių pagrindinės mokyklos bendruomenės prašymą. Yra ir direktoriaus pavaduotojo ugdymo, jeigu pageidautumėt smulkesnės informacijos. Tai komitetai yra pritarę sprendimo projektui. Ar yra norinčių paklausti? Pasisakyti? Balsuojame. Devyniolika tarybos narių pritarė, vienas susilaikė, priimta. 28 klausimas. Pristatau klausimą dėl Alytaus miesto savivaldybės lopšelių darželių ir mokyklų darželių grupių skaičius 2016-2017 mokslo metais nustatymo.
prašome Alytaus miesto savivaldybės tarybą priimti sprendimą ir nustatyti Alytaus miesto savivaldybės lopšelių, darželių ir mokyklų darželių grupių skaičių pagal vykdomas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas 2016-2017 mokslo metais pagal priedą. Klausimas yra apsvarstytas savivaldybės tarybos komitetuose, sprendimo projektui komitetai pritarė. Ar turime klausimų pranešėjai? Kas norėtų pasisakyti? Kviečiu balsuoti. Aštuoniolika tarybos narių pritarė, vienas susilaikė. Priimta. Ir paskutinysis 29 klausimas, kurį taip pat pristato Vitolijus Valūnas. Pristatau klausimą dėl leidimo Redui Diržiui dirbti papildomą darbą. Į Alytaus miesto savivaldybės administracijos švietimo skyrių kreipėsi Redas Diržys, Alytaus dailės mokyklos direktorius, prašydamas tarpininkauti Alytaus miesto savivaldybės taryboje, kad būtų jam leista dirbti papildomą darbą Alytaus dailės mokykloje, sprendimo projekte nurodytų pedagoginio darbo krūvių per savaitę. Ir taip pat prašėme Redas Diržys nurodė tokius argumentus. Vienas argumentas, kad yra kursas, kurį tik tai jisai gali dėstyti, niekas kitas negali dėstyti. Ir antras momentas čia yra dėl jo mokinių pasirinkimo, kurie norėtų jį matyti atitinkamo baigiamosios klasės, reiškia mokinių, kurie rengia baigiamosius darbus vadovų. Manytume, kad būtų tikslinga tenkinti Redo Diržio prašymą. Klausimas apsvarstytas savivaldybės tarybos komitetuose. Svarstymo metu komitetai pritarė, dauguma tarybos narių pritarė, kad prašymą reikėtų tenkinti. Man neaišku, kodėl, Redas Diržys vienintelis Lietuvoje tokio pobūdžio specialistas, vienintelis ir nepakartojimas, daugiau nėra? Ne, jisai neteigia, kad jisai vienintelis Lietuvoje. Nu, jūs pasakėt pranešėjas. Jūs pasakėt, kad vienintelis. Jisai toks Alytuje yra. Ai. Tai kokį ten dalyką tas Redas Diržys dėstys? Gerai, aš paskaitysiu. Pacituosiu jo prašymą. 2 kontaktinės valandos yra reikalingos, kad būtų visiškai išdėstytas 20 amžiaus meno istorijos ir teorijos kursas. Jis buvo ruošiamas 20 metų ir kol kas niekas kitas negali to atlikti. Ir kompozicijos mokymas baigiamai klasiai, mokinys pasirenka darbo vadovą, baigiamajam darbui reikalinga 1 kontaktinė valanda. Neužtikrinamas motyvuotiems mokiniams dirbti pas pasirinktą mokytoją grėstų tų mokinių interesų pažeidimu bei jų išėjimu iš mokyklos. Citatos pabaiga. Norėčiau šiek tiek paprieštarauti, iš tiesų tai yra paprastas dailės meno istorijos kursas, todėl būtų neteisinga traktuoti Diržio prašymą kaip išskirtinį arba išimtinį. Gal jau čia tada tampa pasisakymas. Bet kol kas klausimai. Tada sustoju. Ja. Robertas Šarknickas nori paklausti? Norėčiau paklausti, ar nesusikirs su švietimo ministerijos įstatymais, kuriais yra primta, kad mokyklų, gimnazijų direktoriai neturėtų dirbti pedagogo darbą. Čia truputėlį yra skirtingi dalykai, čia jūs maišot tą dalyką, kaip anksčiau jie turėjo teisę turėti 5 valandas einančias į etato struktūrą, dabar to nėra, bet čia jisai prašo tarybos, kad jisai galėtų dirbti pagal antrą darbo sutartį. Kitaip sakant, jisai būtų mokyklos direktorius ir pagal antrą darbo sutartį. Analogiški dalykai buvo leisti, priminsiu, Donatui Vasiliauskui, Jolantai Dimšieniai, jūs priėmėt sprendimą, tai čia 1 prie 1 tokia pat panaši situacija, o dėl to, ką ten pasakė Arvydas Švirmickas, tai aš negaliu komentuoti, aš tiesiog pacitavau tą prašymą. Gerai, nesiplėskim, ačiū. Klausė Virginijus Jarušas.
Dar tuos 2 metus norėčiau būti Jaruševičius. Kiek čia liko? Čia. Dabar klausimas tai toksai, kiek ten tas kablelis su 2 kablelis kiek ten etato, tai yra metiniam mokyklos biudžete, tai yra kiek pinigų ir jeigu to darbo nedaro, tai kiek mokinių paliks mokyklą? Čia neparašyta, jisai neparašo kiek, taip jau reiškia, kiek ten tų mokinių paliktų, bet jisai tą parašė, ką jisai parašė, o dėl reiškia, kiek čia tų, reiškia, pinigų būtų, tai aš tiesiog nepaskaičiau tokio dalyko, bet tai nesunku padaryti. Niekas kažkaip per komitetus to irgi nepasiteiravo, bet tai čia bus nedideli pinigai. Bet ir mokinių kiekis paliekančių, ko gero, nedidelis. Nu, turbūt, aš manyčiau, kad nebūtų didelis. Bet būtų. Kas dar norėtų paklausti? Tai tuomet Širmickas pasisakymas savo tęs. Jo, jeigu galima. Iš tiesų, tai tos disciplinos, kas čia išvardinta, nieko nesiskiria nuo menotyrininko specialybės, dailininko, kuris baigęs dailės akademiją ir taip toliau. Tai aš manyčiau, tikrai kompozicija ir meno istorija, tokių specialistų lytai yra daug. Ir čia su visa pagarba tam direktoriui kvepia šiek tiek šantažų, grasinant, kad jeigu jam neleisi dėstyti, nebus kam dėstyti, išeis vaikai. Tai aš manau, tokis spaudimas tarybai iš vis negalimas ir jisai turi gerai pagalvoti, ką jisai rašo. Tai aš siūlyčiau tikrai nepritarti šitam sprendimui dėl to, kad jis kaip direktorius ir taip gauna už tas 5 kontaktinės valandas papildomą atlygį, jo nedirbdamas. Negauna, dabar nei vienas direktorius negauna, nes negali dirbti pedagoginio darbo. Galės dirbti, jeigu jūs priimsite dabar sprendimą, tai tas direktorius galės dirbti pedagoginį darbą. Jeigu jūs šito sprendimo nepriimsit, jisai negalės dirbti pedagoginio darbo jo vadovaujamoje mokykloje. Kitoje mokykloje jisai galės ir jam jokios savivaldybės tarybos sprendimo nereikės, ne direktoriaus darbo metu. Pasisako Jurgis Krastinskas. Pirmai daliai, pabaigai Širmicko tikrai nepritariu, kad neleisti dirbti. Aš manau, kad vis dėlto žmogui reikia leisti dirbti, jeigu jisai turi noro ir galimybių, bet pritariu pirmai pradžiai gerbiamo savo kolegos, kuris dabar burbuliuoja ir neklauso, kaip aš jį giriu. Socdemas liberavo retai geria, aš tai paprastai peikiu. Tai šiuo atveju aš manau, kad gerbiamas direktorius Diržys tikrai susireikšmino ir klaidina tarybą. Nes jis ne vienintelis ir nepakartojimas ir, kaip sako Širmickas, yra daugiau tokių, kurie galėtų tą darbą atlikti. Taip kad manyčiau, kad dar pasitaisys, neklaidins tarybos, mero ir mūsų visų kitų savo reikšmingumu. O balsuoti aš tikrai balsuosiu už, kad suteikti jam tą galimybę dirbti pedagoginį darbą, todėl, kad, kaip ir sakė Vituolis iš tribūnos, ne vienam jau mes leidom, tai kodėl jam daryti kažkokią išimtį. Algirdas Gataveckas. Buvo pasisakymų įvairių ir galvoju, ir aš noriu pasisakyti šiuo klausimu. Galvoju, kad tikrai yra žmonių, kurie gali tą programą išdėstyti, tačiau Redas Diržys yra aukšto lygio specialistas, sakykime, ir teoretikas, ir praktikas, ko labai ir Lietuvoje maža tokių specialistų, tai aš tikrai pritariu, kad jisai galėtų ir netgi norėčiau, kad dėstytų mokiniam būtent tą kursą ir ypatingai labai svarbu, kaip diplominio darbo vadovui skirti tą gabaliuką, reiškia laiko, nes tikrai tokių Lietuvoje mažai, jisai galbūt netaip suformulavo, bet gal tikrai gali išdėstyti ir menotyrininkas, bet menotyrininkas nėra plus praktikas ir panašiai, tai mano tokia nuomonė. Ačiū, pasisako Robertas Šarkinickas. Mikrofoną išjunk, Algirdai. Šiaip tai ne mano žanro žmogus Redas yra, bet jisai yra tikrai aukšto lygio menininkas, pritarčiau Algirdui, tačiau mes truputėlį įeinam į tas pinkles, pradėdami estafetę su gerbiamu Donatu direktoriumi ir dabar jau atsiranda vis daugiau direktorių. Taip, pirmam posėdį buvo nuojauta, kad ar neatsiras daugiau tokių direktorių, panašu, kad tai randasi. Tai gal
perspektyvų reikėtų kažkokį turėti vertinimo kriterijų tam, nes vis tiek buvo Kretingoje atvejis, kad reikėjo keliams direktoriams atsisakyti pedagogo darbo, nes švietimo ministerija vis dėlto neleido. Tai šitoj vietoj reikėtų pagalvoti apie tai. O tikrai nesu prieš redą. Ačiū. Laima Vincė Kirkliauskienė. O pamastykit, kokia nauda ateiti žmogui 2 valandoms ten savaitinėms iš kito kolektyvo, ar jam iš viso apsimokės. Įstaigos vadovas bendrauja su savo įstaigos, su savo mokyklos mokiniais. Aš tikrai nematau čia nieko blogo. Direktorius turi teisę prašyti šito. Mūsų teisė leisti ir neleisti. Aš manau, kad direktorius elgėsi pakankamai teisingai. Ačiū. Kas dar norėtų pasisakyti? Nėra. Balsuojame. Balsuojame. Šešiolika už, 1 prieš, 3 susilaikė. Priimta. Ačiū tarybai. Ačiū pranešėjui. Na ir šituo 22 tarybos posėdį baigsime. Ačiū už dalyvavimą.